Mes kalbame su Jevgenijumi Aleksejevičiumi Fiodorovu. Jevgenijus Aleksejevičius – Rusijos armijos pulkininkas. Jevgenijus Aleksejevičius yra ekonomikos mokslų kandidatas, Rusijos parlamento žemutinių rūmų deputatas, Valstybės dūmos biudžeto ir mokesčių komiteto narys, tikrasis Rusijos federacijos valstybinis patarėjas. Tai nėra mūsų pirmas pokalbis. Mes su jumis esame nufilmavę labai daug vaizdo įrašų kažkur prieš 10, 8, 7 metus. Ir kodėl aš šiandien pas jūs atėjau štai 2025 metais? Taip, šiandien yra 2025 metų birželis. Todėl, kad dauguma jūsų prognozių ir pranašyšių pasirodė esančios teisingos. Ne visi 100%, bet vis dėlto aš lyginau su daugybė kitų politikų kažkokiais analitikais, plepiais iš YouTube ten. Na, su įvairiais, aš su visais lyginau. Ir paaiškėjo, kad jūsų prognozių, kurias tada praeityje darėte, procentas yra labai aukštas. Jūs pranokstate visus. Jūs labai dažnai pataikote į tai, kas dabar vyksta. Tai yra, tai ką jūs pranašavote, išsipildė, na, visiškai ar iš dalies, taip. Arba išsipildė, bet šiek tiek kita forma, bet vis dėlto tai įvyko. Ir man, žinoma, įdomu, kodėl jūs turite tokį numatymą. Na, juk akivaizdu, kad jūs nesate aiškiaregys, ar ne? Ne koks nors ten astrologas, nieko panašaus. Vadinasi, jūs remetės kažkokiais svarstymais. Kokia jūsų paslaptis? Mes remiamės mokslu. Mokslas visada duoda atsakymą, nes mokslas tai griežta formulė. Ten 2 × 2 yra 4. Tai, ką mes prognozuojame, nėra nieko sudėtingo. Bet kuris žmogus, kuris įvaldys metodiką, o mes šiuo atveju remiamės tautų konkurencijos mokslo metodiką, apskritai žmonijos istorinės raidos principais, kaip ji gyvena Žemės planetoje, kaip vyksta santykiai tarp žmonių, tarp valstybių, tautų. Todėl motyvai šiame elgesio algoritme visiems yra vienodi. Skiriasi tik tikslų siekimo metodai. Todėl tai žino tie, kurie tuo domisi. Arčiausiai šios srities yra istorikai, teisininkai. Jie jums taip pat iš anksto pateiks visas prognozes. Nėra nieko sudėtingo, jei esate įsigilinęs į šią, galima sakyti, mokslą, į šią matematiką. Ne kiekvienas moka taisyti čiaupus. Tačiau yra santechnikai, kurie tai moka daryti. Tai ne todėl, kad jie genijai, o todėl, kad jie tiesiog tuo užsiima ir yra išstudijavę šį klausimą. Lygiai taip pat ir čia. Tai yra, mes suprantame, kaip vyksta tarptautiniai santykiai tarp tautų ir mes suprantame, per ką tai vyksta ir koks bus šių santykių rezultatas. Kuo jūs remiatės? Tautų konkurencija. Kas tai? Darykime tautų konkurencijos teoriją. Taip. Žmonės Žemės planetoje gyvena bendruomenėse, vadinamose gentimis, vėliau valstybėmis. Dabar tai vadinama tautomis, na, valstybėmis, tautomis. Štai gyvūnai gyvena kažkokiuose bandose, gaujose, kažkokiuose, vadinasi, būriuose. Tai yra jų gyvenimo forma. Ir tarpusavyje šie, na, tarsi susivienijimai konkuruoja. Tai štai konkurencija, štai gyvojoje aplinkoje, taip, konkurencija gamtoje. Štai žmogus gyvena per konkurenciją valstybėse, tautose, o iki tol gentyse. Na, tai reiškia, jei valstybę lygintume su gyvūnų pasauliu, tai būtų tarsi koks spiečius. Taip. Tai didelis spiečius. Arba tai vilkų gauja. Galite sakyti, skruzdėlynas. Štai jis gyvena tame, grubiai tariant, labai grubiai skruzdėlyne ir konkuruoja su kitais skruzdėlynais. Ir tokių skruzdėlynų evoliucijos eigoje šiandien liko 193. Tai jūs suskaičiavote visas valstybės. Taip, tas, kurios yra registruotos EUT. Taip, gerai, supratau. Ir tai yra tautų konkurencija? Taip, tai ir yra tautų konkurencija. Ir iš čia visas žmonijos gyvenimas yra nenutrūkstami karai, kaip ryškiausias šios konkurencijos momentas. Štai paimate bet kokį istorijos vadovėlį ir žiūrite, paprastai gale būna trumpas istorinių įvykių aprašymas. Ir ten jums pateikiamas vien tik karų sąrašas. Karas, 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 perversmas, nuvertimas, karas, 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 revoliucija. Štai tai ir yra koncentruota tautų konkurencijos išraiška aukščiausia konkurencinės kovos forma, karų pavidalu. Visi karai tik dėl teritorijų. Tai yra, karai ne dėl teritorijų būna tarpiniai, jie paprastai nebūna tokie didelio masto. Bet koks didelio masto karas, tai jos sienų pakeitimo rezultatas arba, jei sienos nesikeičia, tada atsisakoma kažkokios teritorijos.
Todėl tai yra kova, kaip ir gyvūnų pasaulyje, dėl gyvenamosios teritorijos ar dėl, tarkim, kontrolės vietos, kur pavyzdžiui kažkoks bandas kontroliuoja tą teritoriją. Vadinasi, tautos tarpusavyje konkuruoja ir dėl Teritorija. Teritorijos konkurencija. dėl išlikimo. Na, iš esmės tai yra išlikimas, kaip ir gyvūnų pasaulyje, žinoma. Taip, visiškai tas pats. Dėl išlikimo. Tai yra, kas išgyvens, kas ką tarsi prarys, pajungs savo. Išgyvens. Bet kadangi tauta, kaip mes su jumis aptarėme, yra tarsi skrusdėlynas, tai atitinkamai tai yra veikimo taisyklės. Žmonės iš esmės visur yra vienodi, tiek čia, tiek Anglijoje, tiek Prancūzijoje. Tačiau būtent jų bendruomenė ir yra tas konkurencijos grandis, būtent bendruomenė. Ir atitinkamai teritorinis plėtimasis leidžia šiai bendruomeniai keistis, įtraukiant ir kitus žmonės, jei jie pasirengia žaisti pagal šios bendruomenės taisyklės. O antra ar trečia karta jau pamirš, kad jos įtraukia. Vadinasi, kova dėl tautinių bendruomenių išlikimo ir yra tautų konkurencija. Taip, visa Žemės planeta yra padalinta teritorijomis. Atitinkamai, jei nori tapti didesnis, turi iš kažko tą teritoriją atimti. O kodėl negalima bendradarbiauti? Todėl, kad žmogaus, kaip ir apskritai gyvos būtybės, motyvai yra konkurencinis plėtimasis. Taip, teoriškai galbūt vilkas galėtų bendradarbiauti su avimi. Ganyti avis ir maitintis pienu. Bet gamtoje taip nėra. Tokia yra gyvybė. Sakykime taip, Dievas ar kažkas sukūrė gyvenimą būtent tokį, koks jis yra. Žmogus kaip gyva būtybė yra gyvosios gamtos dalis su savo požiūriais, principais, kaip ir visoje gyvojoje gamtoje. Smegenys tai tarsi tas įrankis, kuris skiria žmogų kaip gyvą būtybę nuo, tarkime, tigro, vilko ar meškos. Jie irgi turi smegenis. Skirtingas efektyvumo lygis. Taip, yra nagai, dantys, ausys, o čia dar ir galingos smegenys. Bet tikslai nesikeičia. Iš esmės, taip. Vadinasi, taip, dėl ko gyvena visa gyvybė, dėl to paties gyvena ir žmogus. Štai į tai aš ir atkreipiu dėmesį. Ar supranti? Tai dėl ko gyvena visa gyvybė, žmogui atsiranda dar ir kultūrinė sudedamoji. Taip, ji reikšminga, žinoma, 1000 kartų didesnė nei kitų gyvų būtybių, taip. Bet iš esmės ji daugiausia nekeičia prasmės ir tikslo. Antstatas virš pagrindo. Taip, taip, vadinasi, savaime tai nekeičia tikslo. Ypač tai liečia tautų konkurencinę kovą. Atskiram žmogui tautos viduje gali būti privilegijuota padėtis. Jis gali būti poetas, rašytojas. Jį visi myli. Bet tai sustiprina kultūrinę sudedamąją, o kultūrinė sudedamoji pakelia tautos statusą. O tautos statuso pakilimas palankiai veikia būtent šios tautos konkurencinę kovą. Todėl tautos iš esmės myli savo, taip sakant, kultūros veikėjus, nes geopolitiškai, istoriškai žiūrint, iškilus kultūros veikėjas geriau nei kareivis pasiekia tautos dominavimo tikslą. Na, sakykime taip, jie eina skirtingais keliais. Kareivis turi savo užduotį, kultūros veikėjas savo, skirtingos sritys. Tačiau valstybė iš esmės tai yra bendra erdvė savo įtakai stiprinti. Bet kuri didelė valstybė, o jo labiau imperija, kaip jūs sakėte, kita valstybingumo stadija nori plėstis. Tai pagrindinis principas, plėskis, plėskis, plėskis. Kai užimsi savo vietą, kur gali turėti fizinės ribas, pavyzdžiui, šiame regione, Eurazijoje, būtinai leisi į kitą žemyną. Toks yra principas. Beje, toks pats principas buvo ir Sovietų sąjungoje. Kam jį išvis kišosi? Kėlė revoliucijas visame pasaulyje. Į Afganistaną. Pagal tą patį principą. Ir ne tik Afganistane, bet ir Lotynų Amerikoje, ir visur, ir Afrikoje. Nes tai yra principas, tai yra žmogaus ir tautos konkurencinės kovos principas. Plėstis, kol tavęs nesustabdys kiti. Vadinasi, tu plėsiesi, kol tavęs nesustabdys kažkas, kas irgi plečiasi. Ir štai tas ambicijų susidūrimo momentas ir yra naujos sienos, kurios atsiranda po paaštrėjimo pasaulinio karo pavidalu. Dabar mes bendraujame, dabar galima daug bendrauti su užsieniečiais, ko anksčiau nebuvo. Na, ir apskritai visi normalūs žmonės. Normalūs vokiečiai, normalūs olandai, normalūs amerikiečiai, su jais normaliai bendrauja. Jie tau nelinki blogo. Aš jiems irgi nelinkiu blogo, taip. Bet būtent valstybė, kaip sistema, jos patenka į prieštaravimus. Tarp jų vyksta tam tikra konkurencinė kova. Marksas, Engelsas nedraugus. Taip.
Bet ką tada daryti, jei mes, žmonės, normaliai bendraujame vieni su kitais ir neturime vieni kitiems priekaištų? O štai valstybė turi priekaištų, o mes priklausome skirtingoms valstybėms. Ką daryti? Gyvenk. Šiame gyvenime gyventi pagal šio gyvenimo taisyklės. Jei nenorite, kad būtent jūsų kartoje kiltų problemų, vadinasi, žmonių visuomenėje yra sukurti tam tikri mechanizmai. Štai, pavyzdžiui, banditai. Juk jie irgi turi savo tarpusavio taisyklės, ar ne? Taip, jie ten mušasi, žudo vieni kitus, bet vis tiek turi tam tikras taisyklės. Ir šios taisyklės, pavyzdžiui, jose yra susiformavę šių taisyklių ritualai. Mes tai vadiname, teisė. Tai yra, iki teisės buvo ritualai, kurie vėliau virto teisę kaip konkrečios mokslo šakos dokumentai. Aš, pavyzdžiui, esu teisininkas, tai teisės dokumentų pavidalu ir panašiai. Tai yra, banditai kariauja tarpusavyje, bet tai juk nereiškia, kad jie kasdien šaudo vieni į kitus. Tai reiškia, kad jie susitarė. Persišaudė, susėdo, įvertino nuostolius. Įvertino, ką gali vienas, ką gali kitas, gauja ir susitarė. Šią gatvės pusę tu apiplėšinėjai, renkės duoklę, o iš šitos pusės aš apiplėšinėju, duoklę, kioskus renku. Ir viskas, karas baigėsi. Vėliau susikaupė prieštaravimų. Kažkas iš jų nusprendė, kad jau yra kietas. Jis jau turi ne 500 banditų, o 1000. Ir vėl. Arba kitas žodis. Taip, arba kitas žodis. Vėl karas, dėl kurio vėl susitarė. Iš esmės, taip veikia žmonijos mechanizmas, tik tai vadinama teisė. Tai yra pasaulinis karas susitarė. Jei kalbame apie teisę, apie tautų konkurenciją, apie jos organizavimo formą kaip teisę, jūs gaunate atsakymus, ką daryti dabar. Ne tik ką darė Romos imperija prieš 2000 metų, bet ir ką daryti dabar. Taip. Ar supranti, nes sistema yra viena? Taip, viskas tas pats. Pasirodo, viskas apskritai tas pats ir gamtoje, ir tarp žmonių, ir tarp banditų, tarp valstybių viskas tas pats, visur tas pats principas ir veiksmai visų vienodi. Todėl, jei žinote tuos principus, galite sukurti strategiją, remdamiesi tais principais ir gauti rezultatą.